Juokauju. Aš palaikysiu taip, o tada užduok savo klausimus. Gerai? Tai tu turi klausimus pradėti. Gerai, Ričardai, tai iš tikrųjų sveikinam su gimtadieniu, kad yra toks liūdnas, bet bus tų pergalių. Mes to labai linkim, labai perginom iš tikrųjų per varžybas. Ir kokios tos pralaimėjimo priežastys? Dėkui labai už sveikinimus ir priežastis patys turbūt matėte viską, kaip ir kiekvienas setas ant ribos buvo arba jis arba aš ir buvo keletas lemiamų taškų ir ketvirtam sete. To savo padavimo neišvaikiau, kas ten žino, kaip būtų pasidarė. Kiek tenka žiūrėti tenisą, tai tenisas, kaip ir daugelis sako, yra labai psichologinis žaidimas. Ir daugelis tenisistų, tokių vyresnio amžiaus, tu gali matyti, ant kiek jie, sakykime, išnaudoja tos tokius mini momentus psichologinius. Kiek man teko pačio mačo matyti, kažkaip niekada nesimatė, kad psichologiškai, ta prasme, pavadinkim taip, negražiai išnaudotum, sakykime, momentus psichologinius. Aš tą prasme. Jo. Kad labai gražiai, ta prasme, taip džentelmeniškai žaidė. Ar čia yra pačio charakteris, ar niekad apie tai nesimastęs, ar galvojęs? Kaip atsakyti šitą klausimą. Daugelis sako, kad gal minkštas mano tas charakteris, bet viduje aš tai tikrai verdu visas. Ir kaip ir sakot, kad tuos psichologinius momentus vyresni žaidėjai geriau išnaudoja, tai gal tai ir yra toji patirtis, apie kurią visi kalba, kad jie žino būtent kaip ir kokį kamuolį tą sumušti jaunesniam tam priešininkui ir tiesiog lemiamais tais momentais išlaukia jaunesnių varžovų klaidų. 3 ištraukti matchpointai ant Beneto, ne, padavimo, tai čia buvo įspūdinga. Gal bet pasisekė, gal ir jis kažkaip... Vienas kamuolys tenais, čia irgi mes matėm tas, vienas čia kamuolys, kitas ten ir būtų viskas kitai buvo. Dėl to ir sako, kad tas vienas kamuolys daug ką gali nulemti mačo metu. Kartais į tavo pusę, kartais į priešininko pusę. Šitą norėjau paklausti, Double Fault LT bendruomenės nariai klausė, domisi, kodėl tų turnyrų, taip sakykime, sąlyginai mažai. Tarkim, iš Newporto neužsirašėt. Kaip dabar nemažai turnyrų iš eilės buvo. Tai buvo Roma, Nica, Paryžius, tuomet savaitę pertraukai Queensas, Hertogenboschas ir Wimbledonas. 6 turnyrai iš eilės. Tiesiog, ta prasme, tai yra normalu. Jo, tai yra normalu, žinoma. Tu padarai tokį turą 4, sakykime, 7 turnyrų, tokį kaip turą ir pailsėti tai norisi, nes gal tu ir praimi tos mačus, kaip paskutinį metu aš tos pirmus ratus visus, bet kitą dieną jau eini vėl treniruoti. Tai, žinoma... Kas labiausiai padeda atsistatyti po pralaimėjimo? Muzika, filmai, mergina. Ne, taip. Padarai išvadas mačo, apmastai su treneriu pasikalbėti viską. Geriausia tai yra daryti po keletą valandų tai mačo, nes tos emocijos verda iš karto. Tai viskas visai kitaip atrodo, negu kad atrodys gal 11 vakaro šiandien. Tai geriausia apsiraminti keletą valandų, bent jau man, ir tada išanalizuoti ir kitą dieną pradėti dirbti ant minus, kurios radai mače. Tai norėjau paklausti dėl grunto sezono. Jis kaip ir buvo nesėkmingas, bet ar esat numatę gal kokią specialią ypatingą dėmesį skirti tam grunto sezonui? Nes vis tiek norint patekti jau į top 10, turbūt reikia ir ant grunto gerai žaisti. Reikia visur gerai žaisti, taip. Bet tas gruntas, jis gal nėra mano pati mėgstamiausia danga, bet netiek ir mažai sužaidėm turnyrų šiemet mes gruntą. Taip, bet ar tokios ypatingo pasiruošimo gruntui? Būna visuomet balandžio mėnesį keletas savaičių ant grunto pasiruošimo. Bet išskirtinumo tokio nesuteikinėti jiems? Ne, treniruosi ant grunto ir tiek, pasikeičia danga ir... Kaip pavyko su treneriu dirbti naujo grunto sezono ir kokie yra planai ateičiai? Dabar turbūt į Ameriką jis atvažiuos keletui savaičių, o po to bus matyti, nieks dar neaišku. Tai gal treniruositės kartu kol kas? Keletą savaičių. Amerika dabar, kai prasidės pirmas turnyras Atlantoje 22 Liepos, jeigu neklystu, tai ten susitiksim ir keletą savaičių. Čia dabar toks šmaikštesnis klausimas.
Su Gulbiu vakar persimetėm keliais žodžiais, tai klausėm, kas laimėtų, jeigu susitiktų Berankis ir Gulbis. Tai sakė klausti pačio. Ne, niekada neatsakinėjau tokius klausimus, nes labai sunku atsakyti. Kas laimėtų, jeigu susitiktų Latvijos ir Lietuvių rinktinės stipriausios? Ne, nesakysiu. Gerai. Bet mintį turit, reiškia. Tik nesakysim, gerai. Gerai. Kaip ir Gulbis tą sakė. Gerai. Ką galėtumėt palinkėti Double Fault LT nariams, kurie yra nekantrūs? Gal kantrybės, ar tikėjimo, ar kažkokio tai? Visko, nu tai žinot, kaip labai smagu visų pirma, kad seka, domisi, palaiko ir tikrai. Taip, iš tikrųjų, pergyvenam labai ir tas liūdesys kartu išgyvensim, bet tikrai linkiu tų pergalių ateityje ir jos bet kokia atveju bus, mes tai matom. Bus matyti. O kaip dabar yra, sakykime, ta teniso bendruomenė, jie žiūri į tos kitus žaidėjus, yra visi skirtingų charakterių, bet žiūri kitus, kurie dažniau pabendrauja ir per tą patį Skype'ą, ar per tą patį Twitterį. Ir iš pačio, sakykime, mažiau to bendravimo, ar čia yra tam tikra Ne, tiesiog... charakterio ar laiko trūkumas. Man tie Twitteriai visi, ten tie Facebookai nelabai kažkaip, tai nežinau, aš jeigu bendrauju, tai telefonu bendrauju paprasčiau. Tai gal gali telefoną visiems paskelbti savo? Ne, čia... Juokauju, Šiaip taigi Facebookas rašomas yra, gal nežinau, ne kas dieną ir ne kas antrą dieną, bet kartais tikrai parašoma yra. O tai Facebookas daugiau yra administruojamas akademijos? Agentas mano ir aš kartu mes. Tai paklausė manęs, ką norėčiau pakomentuoti. Dažniausiai, jeigu neturi interneto aplinkui ar ką, tai parašai jam žinutę ir jis tiesiog įdeda viską. Kaip asmeninis gyvenimas, ar Viskas gerai. visi laukia ir merginos ne viena jau yra užsirašiusi į eilę ir... Tai palauks to eilėje, ar ne? Jo, mes tai žinom, apie tai buvo daug kur šnekėta. Tai. Prieš Deivisą turėjau atostogų savaitę ir tuomet dabar nusimato 5 dienos, o tada jau tik tai lapkričio gale. Ir atostogos kur? Nežinau dar. Gal namie, gal kur aš vyksiu, bus matyti. Bet Lietuvoje ar? Bus matyti, nieko negaliu pasakyti, dar tikrai nežinau. Tai dėkui, Richardai, iš tikrųjų. Ačiū jums labai. Viso. Dėkui.